Prašom, prašom. Vasara gražuolė, per šį dešęs lankas pievodanų, apeiskita, stalinėdžios dainos, žodeliai mielas kalbinasi, kostos sapnės, Dingo
idėja. Ant jūsų ugnies žiedai, kuo paliks ir nežinia. Gal tai staiga nevyno mums, meilė nemato mums, eikis galbūt. Svajonėse šiandien, brangioli, reikia bijot, brangioli, 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 tu pasiklausi, brangioli prie manęs. Gal Australijos kalnai, juk mes nebūsim ten be galo. Sudėjus brangu, keliaut pakrantę auksinę, pagaliau ir tu supras mane. Aš tave už to saloj paliksiu, parinksiu Karlus Bakrinę. Tau brangu, keliaut pakrantę auksinę, pagaliau ir tu Karlus Bakrinę. Aš tave už to saloj paliksiu, parinksiu Karlus Bakrinę. Aš tave už to saloj paliksiu. Čia matau savo mokytoją pirmąjį, Aloyzą Meškauską, kuriam norim paskirti šitą kūrinuką. Pagalbininko albinau, katras jau į pernamų neapgražiai gelbė. Padėkosi. Padėkosi, bet aš nemanau padėkoti 2 minutės. Albina, jum tą pokštį, jie viens neįveiksit, įveiksit gal su anukėlį Jono. Nu, aš jau tas ačiū. Jono, šiandien atidaud iš karto tau. Nesu da valgys. Bus proga. O dabar? Sakė, vakars mums daug žadons yra. Tai scena kveitam grupė For Rose. Tai iš Faktoriaus pažįstama. Nepaprasta grožia merginos, Tretave. Aplodismentą. Prašom, 4 rožės.
Įteikti labai gražus. Ačiū merginos, ačiū. Aplodismentai dar kartelį palydė. O, ponas niekaip neišsilaisvina. Nu paplokit. Gerbiamas ponas, jūs šiandien nebegausit alaus, einat užvalgot su žmona. Ai, nu dabar atsiduosiu, viskas gerai. Nu paplojam štai šiai komandai. Jonas, Janina. Norit, nenorit, vis tiek esat ir būsite. Nu, gerbiamoji Janina, man nepatogu jums siūlyti alaus, aš pasiūlysiu jums ką nors skanaus. Ačiū jums. Gerbiamam Jonai, pažiūrėkit mane. Oi, atsiprašau, gerbiamoji ponė. Ką reikės? Nu, viskas aišku. Pažiūrėkit, ką laimėjot. Taip. Žinot, dar išdalinsiu visiems, jūsų Jonagys informaciją, kiek jūs galite čia dabar, visi geltoni kaip ir jūs, ot, šitas nežinau, kam dabar atiteks. Ne, viskas gerai. O jūs, ponas, koks ar rimtai? Taigi, gerbimieji, žinokite, jūs esat kviečiami
kokią savaitę nenusišnekėkite. Jūs esat kviečiami į jūrą, pavalgyti, atsigerti, bet ne į tą jūrą, o į kavinę jūrą. Labai gerai, susikipkite viens kitam už rankų ir čiuožėt. Greičiau. Greičiau. Aha, labai gerai. Taip, dabar mes šį vakarą išrinksim patį taikliausią Joną. Patį taikliausią Joną. Jūs norit, jūs tikrai Jonas esat. O, žiūrėkit, ne, dokumentų pinigų netraukit, lipkit iš karto, visos Janinos buvo. Ne, nereikia. Nereikia, aš tikiu, tikrai. Eikit, turime Joną. Gerai, dar man reikia Jonų. Iš tikrųjų išrinksime pačius taikliausius. O, tikrai tu Jonas esi? Antras, ne. Na, štai tokia didžiulė ragatkė. O taip nelietuviškai pasakiau? Raidynė, ragatkė, bet kad būtų mums suprantamiau. Aha, gerai, gerbimieji, dėkite štai čia. Taip, dėkite štai čia. Nerek, neapsukit į operatorių, šiandieną nešaudysim, nes Lapkauskaitė jos į taip nušaus. Gerai, dar podelis, aha. Kur yra dar Jonų ir Janinų? Janinos, Janai, nusileiskit nuo kalno, ateikit čia. Pas mus, nes čia yra labai paprasta, nesudėtinga ragatkės užduotis. Iš jos reikės pataikyti. Štai vat atkeliauja toksai vat Jonų podelis. Šunuoliai, labai gerai. Nori atsiras dar Jonų. Gerbimieji, labai paprasta užduotis. O, šunuolius, kur tu buvai šiandieną visą? Stok čia prie visų Jonų. O taip Janinos ir neatsiras, Kažkaip nesmagu. Turim! Stok Janina prie Jonuko. Nu ir dar porelę Jonų man iš tikrųjų reikėtų čia, kad atliektų su vėjeliu. Nori atsiras dar Jonas, ar atsiras dar viena Janina? Viskas, tai iš karto sėda čia nuo jūsų ir pradėsim. Koks jūsų vardas, gerbiamas Jonai? Jonijų. Ne, o pirmas vardas? Algirdis. Tai dabar sėsit kaip Algirdas ar kaip Jonas ir Joninės? Kaip Jonis. Nu tai kaip Jonis ir atsisėskite. Ne, tai aš supratau jūsų mintį, aš supratau, kad jūs norite, dabar žiūrėkite iš toliau, kaip sakoma, kaip tikras Jonas, nes dėl jūsų visos damos pradės klipti, taigi čia. Aš jau gal. Taip, dabar atsisukite čia ir kaip tikras Jonas, eikite ir atsisėskite, kad merginos pradėtų dėl jūsų krausyti iš proto, pasileistų plaukus ir pradėtų ploti. Merginos, damos. Taip. Ko čia dirbsat? Gerai, gerbiamas Jonai, kadangi jūs ką tik pas mus į Joninės atėjot, žiūrėkit, aš jums parodysiu, ką reiks daryti. Šiek tiek pasitraukit, visiems rodau, demonstruoju, kaip reikia šaudyti. Gerbiamas operatorių, dėl savo saugumo irgi pasitraukit. Žiūrėkit, gerbiamas Jonai, palaikykit mikrofoną. Taip, palaikysiu, ja. Akurat. Įmat už rankinas. Jie už rankinas jėmi. Tai jūs imsit. Ja, aš imsiu. Tu jam už rankinas, jau dedi tom futbolą, įspjauni į bačką. Atsiprašau, gerbiamoji ponė, čia nešoviau Jonas, jeigu kant Jonų tik negalima. Jo, pasitraukit per kilometrą už laužo, ką? Iš jeigu ką Jonai šaudys. Viskas, gerbiamas Jonas pasiruošęs, palaukit. Jeigu nepataikysit nei vieno, pakeisim vardą. Gerai? Viskas, plaukit, gerbiamas Jonai, sudėsim visas, plaukit, dar nelaikas, ką dirbat. At kas susinervino, keiktis pradėjo, jok šiek mat. Ne? Gerai, šaukit tada. 3, 2. Nu! Yes! Paskutinis šūvis, nežinokite, jau Ilūna ir Jampolskis, žinokite, už 5 metrų. Žaidimai vyks iki 11:30. Nemusė. Nu, Jonai, nenervuok publikos, šauk ką nors daryk. Viskas tas iškrito, einam prie sekančio. Viskas gerai, ponas. Nu taip nesišaudykit savo. Po 10. Pusė po 10, po 15 ilgesnė.
šviesų darželyje sesers. Turbanėjo berniok pabliškės, sesuo ir vėjas tau pritars. Tu padainuok šaunus berniok. Laila gelangė ašarotas, tu mano gyvas liūdėsi. Nors neapkaltas vieno proto, tu man, kad paliko mane vieną. Ir senos draugės ir draugai, tik šėri blizga mėnesienų, įtrūkti ir mąstau. Tu pašilpauki berniokę iš Suvalkijos lygumų. Tik tu ir vėjas šitaip. Kiek keliavom, kiek nuėjom, kiek saulėlydžių lydėjom. Niekad negalvojom, kad ateis diena. Skyrė metai, skyrė jūros, skyrė mus likimo. Galbūt tiek reikėjo, norint rasti